Parodysiu, kuo nudegina mano odą. Žiūrėkit, kaip jis. Va, nudegina, kaip baisi mano odą. Su tokiais kažkokiais tepalais neaiškiais. Ant maikės va tas pats yra. Matot, kaip baisi nudeginta oda. Kai atsibudau, šitas plėmas jau skaudėjo man. Šitas man pradėjo skaudėti. Perštėti skaudėti. Matai, vakar buvau užsidėjus maikę ir nežinau. Ir jinai buvo apipilta. Kažko apipilta, pasižiūrėkit. Va čia, kaip apipilta. Tai ja. Tik užsidėjau ir man pradėjo deginti odą labai stipriai. Nudegina. Kitų dienų atsibudau su šitą va nudegintą odą. Va, taip. Matot, kad kažkas mane kankina. Aš jums sakau, įrodymus sakau, aš turiu. Nes jie man padaro, kai aš miegu. Man padaro tada, kai aš miegu. Tai vat. Kai aš miegu, ruošiuos miegot, užmiegu ir tada va, man ranka kokia irgi, va, pažiūrėkit. Palauk. Matot, išbėrimai baisus. Tai kažką vėl užpylė man. Kažką padarė. Tai va. Žulkai banditai tai daro. Aš negaliu jų nufilmuoti, nes neturiu kameras. Tai jie matyt naktį, kai visi laužė, prileidžia vaistų ir ką nori tą daro. Aš sakau, yra bandytų, kurie kankina mane. Žiauriai kankina. Apkrečia ligom viskuo. Baisu, ką išdarinėjau su žmogum vieną gyvenu, tai kaip ką nori tą daro tada. Vienai galvoja, nepasiskūsi, nes invalidės, durna, nesveika, tai įrodymų neturi, tai nieko nepadarys. A, jo šitaip elgiasi, žinokit. Jie man kankina, už tai Lietuvų baudžia šitą dievas ir daužo audromų per šitos gyvulius. Per šitos gyvulius jie kalti yra. Dėl Lietuvos stichijų ir visa kita. Nesvarbu, kad Lietuva jau ten linkusi audros, jau pernelyg labai dažnai tas audras, ar nekyla įtarimas, kad tai dievas bausmės jiems šitiem chuliganam, kurie man tai daro. Jie man žaloja, kankina, bet dievas jos žudo, taip pat daužo. Ir sutrupins jiem ir gyvastetėms, pamatys, pasiskūsi dievui, nes tikrai jau gana man. Tegu vėl užpuola kokiam audrom. Arba atima gyvastį, aš nežinau, bet aš su jais susidoroti negaliu, nes aš jau nematau, miegu. Man prileidžia, aš pati prigeriu dar vaistų. Ir man prileidžia tikriausiai miegančiai, prikiša į maistą, gal, kas ten žino, kad jie gali viską padaryti tokie gyvuliai. Kas jiemgi nieko nesunku, matai. Svarbu, kad pakankintų mane, pažudytų. Papiravartautų, pakenktų man sveikatai viskam. Nors gyvybės priklauso nuo manis. A ne žalojimą. Jeigu kuo žalos mane, tuo trumpesnis gyvenimas jų pačių bus. Apie tai nepagalvoja. Dievas laiko juos tik dėl manęs, o ne dėl jų pačių. Tai vat. Da pasišakas, padarys, pyktą man, tai pamatys, kol sulauks. Tai vat, aš tokią tiesą sakau. Ir kraujai būdavo aptaškyti, tašę, tai kas nors aptaškyta būdavo. Tai grindų kraujas, tai kur nors kraujas. Aptaška, net ir mano kraujų gali išgeria, ar kuti dirba, neaišku, su manim dirbo, žaloja gal mane kažkur. Mėlynės ant kojų, dar kur nors mėlynės. Dauža ir koja, paskui sukta buvo, dar vienu kartu būdau su sukta koja. Baisu, ką jie išdarinėja, tai aš nežinau, man trūksta žodžių, žinai. Aš neturiu įrodymų, neturiu kameras, tai man yra sunku, žinai, vienišą gyvenu. Tai aišku, ateina trakino duris ir padirba egzekucija kažkokia baisi. Tai vat. Aš sakau, nemeluoju, nes iš tokių dalykų nemeluočiau, nes man grandinėlė buvo nutraukta, kur tokia metalinė. Ir 2 kartus jinai trūko, net jau aš pati tai tikrai būčiau nenutraukus. Paėmus naktį čia strukinėčiau miegantį, nesąmonė. Buvo padėta šonegi virš galvos ir kitur dar mėtės dalis. Blet, jau kokie bjaurūs, tai negaliu. Vis tiek Dievo galas ateis, Dievas juos nubaus tikrai, aš žinau.
Bet Lietuvą daužys ir vėl audros, nes tie nusikaltėliai kalti dėl to, kad manį prievartauja ir žudo. Tai va. Aš tą sakau tiesiai šviesiai. Jeigu teisingumo nebus, tai pas Dievą bus. Tai va. Jeigu jie nepaklus ir nepaliks mane ramybėje, tai jam tik tai ateis paskutinioji. Daugiau nieko, aš galiu perspėti visiems, kurie klauso. Tai va, ačiū už dėmesį.